Sveiki, tai pristatome Jums naują įrankių vežimėlio modelių Everforce 04.1021, tai čia įrankių vežimėlis su 7 stalčiais, virš 280 įrankių skaičius, bet kaip ir aš visada miniu, nesvarbu ne įrankių skaičius, bet kokiegi ten įrankiai yra sudėti ir sukomplektuoti. Gerai, pasižiūrim, ką mes čia turim. Tai visų pirma, kaip ir minėjau, 7 stalčiai, visi stalčiai tai su minkštaus uždarimo mechanizmu, tai aš paleidžiu ir jisai gražiai prisitraukia. Jokio mygtuko, nieko paspausti nėra, nes to nebereikia tam, kad greitai mums reikia atsidaryti ir patogiai dirbti, tiesiog patraukia ir jisai atsidaro. Taip, komplektacija. Komplektacija tokia. Standartas, klasika Everforce, tai 3 terkšlės, galvutės, tiek trumpos, tiek ilgos, kiekvienam dydžiai viskas yra. Yra smūginės galvutės dar plonasienės ir va, jeigu pasižiūrėsite, Everforce galvutės turi dar tokią papildomą perforaciją, tam, kad galima būtų tą galvutę, jeigu ką tą veržlę ar tai varžtą pasukti su ranka ir neslystų tą galvutę. Toks Everforce bruožas. Toliau, galbūt tarp kitko 72, čia kad nesakytumėt, kad čia yra kažkas ten nekokybiškas, tikrai terkšlės yra kokybiškos, daug kas naudoja, manau, tikrai pakomentuos ir pasakys, kad viskas yra gerai. Toliau, bitukai yra tiek pas mus ilgi, tiek M, tiek torksai, tiek įpresuoti 1/4, M18 yra vienas smūginis, toks visas stalčius įvairiausių bitukų. Vėlgi, irgi Everforce bruožas, taigi turime su perforacija, chrom vanadiumus, plienas naudojamas. Gerai, žiūrim toliau. Toliau yra raktai nuo 6 iki 32 prasideda. Taigi plus dinamometrinis, plus yra reguliuojami raktai, L formos ir irgi svarbus, nepaminėjau iš karto tas momentas, taigi Everforce pilnai atsidaro, tai kiekvieną galvutę mes galim išsitraukti, nes būna tokie įrankių vežimėliai, kad va taip atsidaro ir po to mes tą galvutę negalim ištraukti. Tai čia tos problemos nebėra, taigi stalčius atidaromas pilnai. Gerai, ketvirtas pas mus buvo, tai čia yra atsuktuvai, tai atsuktuvai yra standartiniai ir tie atsuktuvai yra ergonomiški, tikrai labai gerai guli rankoj, tai prašau galim turėti. Yra smūginiai, tai prašau, čia yra smūginis, plus galime mes dar laikyti, uždėti raktą ir sukti, irgi patogu. Na ir 2 preciziniai atsuktuvėliai. Gerai, taip. Toliau, 5 stalčius, čia pas mus yra replės, fiksavimo žydams, tiek tiesios, tiek lenktos, T forma, šešiakampiai. Replytės įvairiausios, replės visada reikalingas remonti automobilį. Na ir paskutinis su įrankiais stalčius, tai čia būtų jau kaltai ir išmušėjai įvairiausi, tai jeigu kažkas tai užstrigo, tai turim tokį daiktą, su kuriuo mes galim pašalinti tą užstrigusį elementą. Na ir plaktukas plus toks plaktukas su atmušėjais. Na ir paskutinis stalčius čia yra tuščias stalčius, taigi stalčius yra, čia galim susidėti savo daiktus. Vežimėlis pats turi apsaugas plastikinės kampuose sudėtos, tai yra tam, kad nesubraižyti ar tai automobilio, ar tai dirbtuvio, kai mes manevruojam su vežimėliu iki remonto vietos. Tai va, tai ratukai, aišku, 2 ratukai yra su stabdžiais rakinami, tai galite užsirakinti. Čia dar yra tokia perforacija, tai vėlgi ant tos perforacijos galima įsigyti kabliukų ir vėlgi pasikabinti savo kažkokius tai papildomus įrankius. Galinga rankenėlė, neradėjančio plieno stalviršis. Toks modelis tikrai, aš manau, vienas iš labiausiai pavykusių pagal komplektaciją, dizainą, kokybę ir kainą. Taigi visi 3 tie faktoriai sueina į vieną vietą ir mes gaunam labai gerą pasirinkimą. Taigi, jeigu tas pasirinkimas jūs sudomintų, tai užeikit bertoro.lt dėl detalesnės informacijos, rasite ten visas nuotraukas, video aprašymus bei aktualią kainą ir galėsite įsigyti. Na, arba atvykite pas mus į parduotuvės. Taigi turime Vilniuje 2 parduotuvės, Juozo Maceikos gatvė 5 Vilnius bei Kauno gatvė 30 ir turime dar Kaune parduotuvę, Taikos prospektas 106A. Taigi užvažiuokite į parduotuvės, ten yra jie gyvai, galite pasižiūrėti gyvai, įsitikinti apie kokybę ir įsigyti. Taigi vežimėlius turime sandėlyje ir laukimės.